Pasidėjom su Ronaldu bare, net sutemo. Ir vaikštom, bet Ronaldui iš tikrųjų, Ronaldas mane biški nervina, biški jaudinosi dėl Ronaldo, nes Ronaldui nenervinėjo, bet aš jaudinosi dėl tavęs, nes jam tai užsakai maistą, jau dabar užsisakėm tikrai pakankamai skanaus to maisto, bet jisai sako, man bloga. Praktiškai, tai gerai, kad tik tais, čia, vat, pavyzdžiui, paprasta pica tik su sūriu, nes čia su mėsa nieko nedaro realiai praktiškai. Daro kalmarai ir krevetės. Ne, jeigu atskirai, vat, pavyzdžiui, mėsą pateikia tik vieną, bet, vat, pavyzdžiui, kad būtų pica su mėsa, gali būti tik kebabas su mėsa. Tai, vat, tai picos būna tik paprastos, jos kainuoja po 50 litų. Užsakiau, jisai pradėjo valgyti ir sako, man bloga. Ir mama nežino, ką daryti. Galvoju, nu šakės, vėl vaikas liko nepavalgyti ir vėl eiti kažkur, tai va šičia vat gražiai, ne? Lėktuvas matos tą lėktuvą kaip. Va čia Aladin kavinė, jeigu norit su gražiu vaizdu. Tai va, mes dabar bandysim nusileisti, nes mes čia esam ant kalno. Mums iki viešbučio kokie 3 kilometrai, o Ronaldukui bloga. Tai gerai, kad nors pilvą nebeskauda, nes tai jam pilvą skauda, tai jam bloga, tai jam dar kažkas. Tai man jisai šiandien tokį nerimą kelia. Bandom čia nusileisti, iš kur atėjom, ane? Jo. Ir eisim to pačiu keliu. Va čia jau jūra tamsoje, palauk. Eisim dabar į viešbutį, ne? Jo, dabar jau eisim į viešbutį, nes tau bloga. Ar jau gal nebe bloga? Bet su telefonu tikrai nežaisi. Nežaisi, tikrai pažadu tau, nežaisi, nes tau bloga. Gerai, man bloga.